dauguma Turkijos gydytojų praeina stažuotės arba Vokietijoje, arba Amerikoje. Todėl labai dažnai gydytojai laisvai kalba angliškai arba vokiškai. Jeigu jums sunku susikalbėti angliškai arba vokiškai, tuomet klinikose dažniausiai dirba personalas, kuris kalba rusiškai. Bet kokiu atveju, planuojant kelionę, jūs visada turėtumėte pasakyti, kokia kalba jums geriausiai susišnekėti ir mes pasirūpinam, kad ten būtų vertėjas arba ta kalba kalbantis personalas. Jeigu jūs kalbate tik tai lietuviškai, tuomet mes turime tokių klinikų, kur yra lietuviškai kalbantis personalas arba vertėjas, kitaip sakant, arba mes visada galim padėti, išversti ir patarpininkauti, kad viskas būtų aišku ir kad jūs labai aiškiai ir tiksliai susikalbėtumėt su gydytoju ir užduotumėt visus rūpimus klausimus.